Labą dieną, mėly žiūrovai, su jumis DNR. Tai šiandien aš parodysiu, kaip galima instaliuoti modą. Gerai. Pradedam. Iš pradžių mes turime nusiųsti tokią programą kaip Minecraft Forge. Palaukit. Man reikia čia kažką tai verta padaryti. O kas čia krausi? Mes turime nusiųsti tokią programą kaip Minecraft Forge. Ir dar kokį nors modą. Nu, pas mane čia Bullet Crafterą. Galima Industrial Craft pas mane. Galima ir Minimap. Na gerai, aš parodysiu jums su Bullet Craftu. Kaip pas čia viskas susikraus. Gerai. Iš pradžių mes atidarom šitą ir rašom va čia procentus app.stat. Procentas. Ir spaudžiam Enter. Pas mus atsiranda visas šitas papkės. Nu, pas jūs gali kitaip, bet pas mane ir taip pat. Ir tada spaudžiam papkę.minecraft. Iš pradžių pas mus šitą nereikia. Pas mus šitą nesiranda. Elet. Ainars. Tai jūs turite atidaryti papkę bin. Į modus ir papkę lip nekreipia dėmesį. Na kaip tai? Viskas jau. Ir mes paprastai Minecraft jar. Nu, pas man čia paprastai tik Minecraft. Ir Open Which, WinRAR ir HIS. Kas ką nėra WinRAR, nusiųskit būtinai. Ir mes turim nutrinti papkę metinf. Sakau iš karto, čia vėsi 1.5.2. Jeigu jūs norit 1.6.2 arba 1.6.4, darykit viską tą patį, tik paprastai su kitu Forge'u. Būtinai Forge'as kiekvienai versijai. Gerai, metinf papkė išsitrynė. Mes paprastai šitą atidarom papkę Forge, atidarom viduryje papkę Minecraft Forge ir viską kopijuoja, nekreipia dėmesį į metinf. Čia kad nebūtų tokių problemų su Forge'u, o metinf paprastas, tai jis trukdo jums instaliuoti modus. Mes viską kopijuojam. Ir einam į papkę Minecraft jar. Tai pas mus čia kraunasi vienu žodžiu. Va. Pas jūs dar bus tokia klaida viena, kada jūs norėsit Minecraft Forge. Ten bus kita klaida su... Nu, vienu žodžiu parodysiu tai. Gerai, jūs viską čia įdėjot. Uždarot viską čia. Ir klausykit, jūs turit paspausti Minecraftą patį. Ir pas jūs... Na, žiūrėk. Va. Pas jūs atsiranda va šitas hello. Pas visus bus būtinai klaida. Reikės, kada atsiras klaida, reikės išjungti viską. Ir aš aprašymę paliksiu, ten bus papkė, nuo papkės lip, pati papkė lip ir pas jūs turės būti viskas toks. Jeigu nebus pas jūs viskas taip pat, tada modai neinstaliuos. Gerai. Toliau mes, vienu žodžiu, mes šitą instaliavom ir mes įjungiam papkę OL Minecraft'ą patį. Gerai. Tai pas mus čia kraunasi, nieko tokio, išjungta iš karto nereikia. Nes tada pas jūs modas paprastai neveiks. Nieko neveiks.
Minecraftas. Ir pas mus kaip visada atsiranda Mojangas. Va. Mojangas ten, tokias filmas Minecraftas. Ir pas jūs įsijungs pats Minecraftas ir pas jūs atsiras ten prie options ir vienu žodžiu tarp options ir multiplayer pas jūs atsiras toks kaip modas bus parašyta vienu žodžiu eilutė ir jūs paspausite ir čia šone matysit kokie pas jūs modai yra, va, matot, options, multiplayer, tarp jų yra mods. Mes spaudžiam ir matom pas mus kokie modai. Pas mus Bootcraft. Nepasakiau. Pas jūs iš karto nebus modų. Jums reikės atidaryti papkę mods. Bet iš pradžių reikės įjungti Minecraftą. Atidarot papkę mods ir paprastai įdedat vieną modą. Čia galit kiek norit modų įdėti. Tik gali būti viena problema kažkodėl tai, kad neveiks. Ir pas mus tai Bootcraft, Dode, čia nebūtinai Dode, paprastai aš sakau taip. Ir jūs sukuriate naują pasaulį. Va, single player, creative, creative world. Vienu žodžiu sukuriate naują pasaulį, kokį norite, hardcore, kaip kreatyvas arba survivalas ir išrenkat paprastas toks customizas arba Lerg biomes, biomai, kažką tai. Aš tai žaidžiu su biomais vienas ir prastai creative world. Pas jūs Load World bus Terrarian. Laukit, čia kaip visada jūs sukuriat pasaulį. Vienu žodžiu, kaip aš sakiau, šitus modus galima instaliuoti. Taip pat, kaip aš galiu. Galima instaliuoti bėlę kaip versiją. Tik reikia nusiųsti specialų forge, specialų modą, specialų... Ne, o šitą lib papkę tai jau kiekvienai versijai tinka. Ir va, ką pasakyti, žaidžiam. Ir va, spaudžiam raidę ir pas jūs atsiranda va čia du tokie puslapiai. Jūs spaudžiat antrą, čia jau kur bus modas. Ir va, spaudžiat ant šito. Prasidėjo lagai. Ir pas jūs visi daiktai per Bootcraft. Galit nusiųsti raketos modą, galit nusiųsti kompiuterio modą, galit belia kokį modą nusiųsti. Gerai. Ant šito viskas. Su jumis buvau aš, Dneret. Ir skiną aš dar nepasidėjau. Visiems ate. Adios.